Šiandieną turime įdomų objektą. Veja ir medeliai sudaro tik 20 kvadratų. Ir tame 20 kvadratų yra dvi pušys. Ir kiekviena ta pušis turi po keletą kamienų. Ta pirma pušis. Va, 1, 2, 3, 4, net ir 5 kamienai. O sekančios pušys iš principo turi 2 kamienus. Ir kas čia dabar gaunasi? Gaunasi tas, kad kiekvienais metais duoda ūglius, va. Tokius po metrą. Ir nesunku įsivaizduoti, kas bus, jeigu dabar su ją nieko nedaryti, jinai išsiplės labai stipriai ir augs dar stipriau. Tai dabar yra uždavinys ją padaryti kompaktiškai ir neužgožti esamos, čia tokios poilsio nedidelės zonos. Pirminis uždavinys yra mums ją sutankinti genį. O kad tai padaryti, mums reikia atsisakyti va tokių ilgų prieauglių, juos iškerpant. Ir iš principo tada mes skatinsime miegančių pumpurų atsiradimą didesnė vidinėje lajos pusėje. Tos visus išeinančius galus mes iškerpam. Į viršų augančias šakas irgi taip pat, kad išėmame vidurinės tankinimui reikalinga taip. Šonas augančias išėmam. Čia mes tas pats į šoną, į vidinę mums jinai visai nereikalinga. Tai mes vieta, mums išeina didelis galas į viršų, čia, kaip sakė, nori tapti irgi viršūnę. Tai mes ją irgi išėmame. Ir čia mes toliau žiūrėsime irgi, va, į viršų augančius. Mes čia mes praretinsim, o kartu ir patankinsim. Čia taip. Ir dabar, jeigu mes, pavyzdžiui, paliekame dvi, tai yra ir dar biškį spygliukų nuimtume. Tai va, kitais metais galbūt atsibus miegantis pumpurai ir čia atsiras šakelė. Ir tada va, jinai taip po truputį užtankės. Net va, šitą jau eina į viršų, tai mes ją galime nuimti ir net čia, prašom, nuimti. Va, ir va, gaunasi toks pusiau debesėlis. Na va, baigėme darbus. Viena ir antra pušis. Pušis dabar prasišviečia, matosi pilnai kamieno ir šakų struktūra. Jau nebe toks monotoniškas augalas, kuris daugiau primena pamiškę tokią, girulių mišką. Jei pas jumis tokios pat apleistos pušys, tuo labiau dar ir persodintos, prašome visada kreipkitės, Klaipėdos apskrity tuos darbus atliekame.